Daždyl. Daždyl ir verslas. Tai taip, Daždyl ir verslas. Pristatinėsiu aš, Igoris Okryško, kuris vadovauja plėtrai Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Estų bendrovės Daždyl. Ir taip, verslas ir apie verslą. Kas tai yra verslas? Verslas tai yra būdas, kaip galima patenkinti pirkėjų lūkesčius. Taip, pirkėjų. Tai, ką nori pirkėjas, ir jeigu tai mes sėkmingai padarom, tai tada mes, kaip sakoma, tautoj prasisukom. Mums pavyko suteikti gerą paslaugą arba jam tiesiog suteikti malonumą kažkokį ir jisai su mumis atsiskaito ir viskas gerai. Ir kaip visada, klausimas, dėl ko? Dėl ko visos tos varžybos? Dėl to, kad mes norim gyventi, mūsų draugai ir taip toliau, visi mes norim būti geresnėje situacijoje negu visada. Ir tai yra pagrindinis klausimas, kuris mes patys savo atsakom, kam mums to reikia. Tam, kad geriau gyventi. Tam, kad mums geriau gyventi, mes kaip visada surandam pradžioj gerą idėją, kuri dažniausiai atsako į klausimą, kas tai būtų, ko dabar reikia. Ko dabar reikia tiems žmonėms ir ko jie labai nori. Po to mes pradedam galvoti, mąstyti, atsakom į klausimą, kokiu būdu mes patenkinsim juos, kaip mes tik taip sugalvojom, kaip mes tą galim padaryti. Iš karto mes pradedam labai greitai galvoti, kada čia tą padaryti, kad viskas suktųsi kuo greičiau. Ir kad suktųsi kuo greičiau, mes vėl susidurėm su klausimu, kas tai gali atlikti. Mes, mašinos ir taip toliau. Šiuolaikinis verslas ir šiuolaikinis gyvenimas pasidarė toks, kad labai daug kas nuėjo į kompiuterių sferą. Tai yra dirbtinis intelektas ir mašinos labai daug padarė. Ir daug ką pakeitė, keičia bendravimą. Jeigu mes pažiūrėsim Y ir Z kartos, jos lengviau bendrauja su SMS-ais ir messengeriais negu kalbasi. Tai vyksta totalūs pasikeitimai. Tas pats įvyko ir su pirkėjais ir pardavėjais. Tų žaidimų, kuris yra, to flirto, kuris tarp jų yra. Ir marketingo rinkodaros specialistai pamatė tokį dėsningumą. Kas dabar vyksta? Vyksta, kad pirkėjas visada turėdamas lūkesčius, kad jisai kažko tai nori, geidžia, dažniausiai ateina ir patenkina tai, kai dalyvauja kažkokiam linksmam procese. Tai būna žaidimo elementai. Ir šitoje vietoje, jeigu dar verslo organizatoriai sugebėjo įjungti arba kaip darė padaryti lojalumo programą arba tą sistemą, kuri skatina mūsų pirkėją ateiti antrą kartą, trečią ir ketvirtą, tai yra lojalumo programa, tam, kad jisai dar kartą gautų malonumą, tai mes gaunam lojalų pirkėją ir mes sumažinam kaštus ir, taip sakant, verslui gerai sekasi. Ir taip, nauja tendencija. Žaidimų ekonomika. Tai taip, žaidimų ekonomika tai yra tas, kas dabar prasideda. Jūs pažiūrėkit, kas darosi, visi sėdi telefonuose, visi žaidžia, manipuliuoja kažkuo ir viskas tas yra pas juos kompiuteriuose ir taip toliau. Ir pagrindinis lūkestis arba tikslas, kuriuo jie visi eina, tai surasti tinkamą kainą. Taip, surasti tinkamą kainą, kurį suteikia tam žmogui malonumą. Malonumą ir jis laimingas, dėl to, kad jisai gavo tai, ką reikia. Ir šitoje vietoje reikia prisiminti, kad visada yra žaidimas. Estų kompanija Daždyl prisiminė, kad yra vienas būdas, kurį žmonės labai senai naudoja ir kur yra žaidimų elementai, tai yra aukcionai. Aukcionai arba varžytinės lietuviškai. Varžytinės, kuo jos ypatingos? Ypatingos tuo, kad visada rungtys tarp tų žmonių, kurie nori kažką gauti.
Jeigu jūs dabar, kaip išgirdot žodį varžytinės arba aukcionas, jūs iš karto jūsų vaizduotė, iš karto prisiminė klasikinį variantą. Tai yra laikas, kada organizatorius skelbia, kada bus nauji įstatymai ir naujas įstatymas didesnis, tai yra kainos pakilimas per tam tikrą laiką, daro tai, kad kažkas tai laimi. Visada yra laikas, kada vyksta tas žaidimas. Deja, tokia klasikinė schema yra ne vienintelė šitam pasaulyje ir po šimtmečio gal Olandai sugalvojo, parduodant tulpes, sugalvojo kitą algoritmą, kuris turi ypatumą, tai yra penny. Tai yra žaidimas, kada kaina augo pati į viršų. Po vieną penny, po 10 centų ar taip toliau, žingsniukais. Ir atsirado klasikiniai aukcionai, kurie turi pavadinimą penny aukcionai. Įeisite į Wikipediją ar dar kažkur tai surasite. Šitoj vietoj žmonių išradingumas nestoja ir perpildyta rinka su pasiūla pagimdė naują variantą. Naują aukcioną arba varžytinės, kur kaina krenta į apačią. Taip. Tokios varžytinės yra ir Olandijoje, ir tulpės kaip pavyzdys. Kaip jos veikia? Šitie aukcionai vyksta, arba jie atvirkštiniai, jie vyksta taip, kad kaina krenta į apačią. Taip, laimi tas, kas per tam tikrą laiką, per tam tikrą mechanizmą, suderėjęs arba paskelbs mažiausią kainą. Taip, bet visur yra tas pats. Laikas labai svarbu. Ir taip, dažnai sugalvoja, kad reikia apjungti kelius modelius. Tai yra penny aukcionai, tai yra kaina keičiasi pagal tam tikrą dėsnį žingsniukais, o ne tiek, kiek sugalvoja pirkėjas. Kaina krenta ir laimi tas, kuris paskutinis suspėjo paskelbti tą kainą. Taip, yra laiko apribojimas. Ir taip yra nauja. Nauja yra Europoje, bet, kaip nebūtų keista, nauja pasaulyje. Jeigu mes paimsim tokią šalį, kur gyvena daugiau kaip milijardas žmonių, tai yra Indija, mes pamatysim, kad ten tokie aukcionai yra. Ir jie pakankamai populiarūs, vienas iš jų, Click aukcionas, kur galima daug ką nusipirkti. Ir dominuoja prekės vidutinės kainos. Tai, sakysim, motoroleriai, dar kažkas, tai nėra labai pigių ir nėra baisiai brangių. Kaip jūs matot, rolerį nusipirko už tokią kainą. Ir noriu pabrėžti, visada yra, kaip matot, yra laikas. Laikas, per kurį aukcionas vyksta, kada dalyviai turi būti aktyvus ir prie kompiuterių arba prie telefonų. Absoliučiai tą patį, panašią platformą sugalvojo ir jau padarė, ir jinai jau yra Deal. Deal estų kompanija, tinklalapį, kurios lietuvių kalboje ir keliom kitom kalbom jūs galite pamatyti, jeigu užeisit adresu Deal.lt. Kaip tapt nariu, labai paprasta, užeini, registruojas ir iš karto tu matai, kiek turi bonusų ir taip toliau, kas bus ateity, kokie bus aukcionai ir taip toliau. Kaip veikia aukcionai? Pagrindas, kurį reikia suprasti, suvokti, kad galima būtų iš to daryti verslą. Ir taip pažiūrėsim pavyzdį. Pavyzdys mūsų bus kava. Kava, kuri stovi ir parduodama aukcione, jos startinė kaina yra 9,60. Taip, pas mus atsiranda pilietis, kuris sako, noriu tos kavos ir noriu nupirkti ją pigiau. Bet jisai ne vienas. Yra dar panelė, kuri sako tą patį. Aš irgi noriu, kad būtų mano. Ir taip prasideda aukcionas, prasideda žaidimas. Žaidimas, kai sprendimą, tai yra paspaust knopkytę bid arba perku, reikia per 30 sekundžių. Jeigu to nespėsi,
tai didelė tikimybė, kad tai, ką tu norėjai nusipirkti, gaus kažkas tai kitas. Ir taip mūsų žaidimas dėjo, aukcionas praėjo, aukcionas įvyko. Ir kiekvienas iš aukciono dalyvių mato tokią statistiką, kaip vyksta statymai. Ir jeigu mes pažiūrėsim, kas kaip žaidė, padidinsiu, kad jums būtų geriau matyti, jūs matot, pagal laiką matosi pavadinimai tų žaidėjų, kurie yra, ir jie darė statymus, timeris yra ir kaina krito. Kadangi po paskutinio statymo aukciono susidarė, tam, kas atliko paskutinį statymą, jam ir atėjo teisė pagal galutinę vertę, o galutinę vertę atveju išėjo 5,1 euro, išpirkti mūsų prekę. Kas išėjo? Ką mes gavom ir kokią mes turim matematiką? Tiems suspėjo padaryti viską laiku. Matematiką turime labai paprastą. Mūsų laimėtojas, pavadinsim jį Petras. Petras sumokėjo 50, tai yra likutinė vertė, ir jisai darė 4 statymus po 50 centų. Toksai buvo žingsnis. Ir taip, jam kava atėjo, arba jam kava kainavo 7 eurai 10 centų. Mūsų panelė ir visi kiti dėl kažkokių priežasčių pražiopsojo tam tikrą momentą, kada galėjo paspausti, ir išėjo taip, kad mūsų aukciono laimėtojas arba varžytinių laimėtojas yra mūsų vyrukas Petras. Ir taip mūsų Petras gavo kavą už neįtikėtinai gerą kainą 70. Tokios kainos jisai tiksliai negalėtų gauti visur kitur, tik tai čia. Ko jam reikėjo? Jam reikėjo būti prie kompiuterio arba telefono ir atlikinėti tam tikrus veiksmus. Ir taip, jisai laimėjo, kiti, kaip būna visose varžybose, jie pralaimėjo. Ir taip, verslas. Verslas turi ką? Padaro vieną dalyką. Parduoda prekę, tai yra kava, pardavė mūsų pirkėjui už tam tikrą kainą. Už tam tikrą kainą, bet turiu pastebėti, kad aukciono metu buvo sumokėta visa kaina, visa rinkos kaina, tai atitinkamai mes nesugadinom lentynos kainos, už kurią išstatyta kava, ir verslas gavo tokią sutartą sumą pinigų, kiek buvo sutarta su aukciono sudarytojais. Ir taip verslas. Ką gali verslas išnaudojant aukcioną, ir kad tai įvertint partneriams, reikėtų ateiti prie statistikos. Statistikos arba skaičiukus prie pardavimų naujoviškų, pardavimų kitaip, kurie leis verslui turėti naują nišą, naują galimybę savo prekes kitaip, išnaudojant šiuolaikinės tendencijos, kurios bazuojasi lūkesčiais, žaidimų ir lojalumo programa. Taip, visi 3 dalykai apjungia viską, ir kai mes tą dalyką paleidžiam į tinklą arba į networką, tarp žmonių išeina fenomenalūs dalykai, kad atsiranda pardavimai, kurių net ir nesitikėjo. Nauda pardavėjui ta, kad jisai turi minimalią riziką, tai yra jam nereikia nieko iš anksto pardavinėti ir taip toliau, tiesiog suderinti interesus su daždyl administracija arba partneriais. Kas yra ir kaip veikia? Jeigu mes pažiūrėsim dabar į internetinę parduotuvę, kurie yra čia, ir ten statytos visos prekės, kurios bus aukcionuose, o jų dar dasidėjo. Žinau, kad šiandien įvyko tam tikras papildymas ir iki vakaro dar bus papildymų, ir iki kitos savaitės bus dar daugiau, o kitą savaitę prasidės aukcionai. Tai jūs suprasit, kad tai, kas čia bus parduodama,
Iš tikrųjų, tie dalykai, kurie įdomus ir tai, ką daug kas norėtų nusipirkti pigiau, o čia yra ypatinga galimybė. Ir tai judam prie pardavimų. Ir tai yra labai svarbu partneriams. Partneriams, kuriais gali tapti verslininkai. Verslininkai arba patys asmeniškai, arba jų įmonės, būdami partneriais dažniau. Ir taip pažiūrėkime, kokie yra planai. Planai, kad kiekvieną savaitę bus aukciono dienos, kur bus parduodama vidutiniškai 90 prekių, kurių bus maždaug 300 eurų. Ir taip mes turėsim savaitės apyvartą maždaug 100 000. Jeigu mes iš to ateisim link metinės apyvartos, kadangi 52 savaitės, tai išeina virš 5 milijonų. Suma atrodo tokia labai įdomi, bet kaip nebūtų keista, šitie duomenys labai panašus į tai, kas jau yra dabar. Dabar panašioj sferoj, tai yra klasikiniuose aukcionuose, kurie dirba Lietuvoje, jų apyvartos, taip, noriu pasakyti, kad jų apyvartos yra palyginamos. Ir kai kurių aukcionų dar didesnės. Kai kurių yra mažesnės. Tai jeigu mes žiūrėsime į vidurkį, tai visai priimtini skaičiai. Ir šitie skaičiai iš ko atsiranda ir kur jų pagrindas. Pagrindas yra tame, ko nori visi. Žaisti, patenkinti savo lūkesčius ir turėti naudą iš to, kad kažkas tai pasinaudojo tavo rekomendacijom arba antrą kartą pasinaudojai tą pačią sistemą ir tam tikrus bonusus. Kokios yra rekomendacijos ar bonusai arba lojalumo programa yra standartinė. Standartinė lojalumo programa yra tokia, kad 2,5% visų vidų pardavimų tam tikram medyje arba visai rekomenduotojo grupiai 4 lygiuose paskirstoma pagal tokius procentus ir kiekvienas iš žmonių, kuris pasidalino rekomendacijoms, turės visada tam tikrą naudą, jeigu jo draugai arba draugų draugai tuo pasinaudos. Ir tai čia viena prielaida arba vienas mechanizmas, kuris leidžia padaryti taip, kad būtų virusinė plėtra arba atsirastų mūsų vartotojai. Antras dalykas, kuris susieja su sėkmės raktu, tai yra kaina. Kaina ir šansas nusipirkti pigiau, negu gali nusipirkti rinkoje. Taip, pigiau negu duoda nuolaidos, ar ne visada duoda nuolaidos ir ne visada gali prieiti daug prekių, kurios tiesiog kitaip neįmanoma nusipirkti. Pavyzdžiui, šitie automobiliai, kurie rodomi, jie yra tokie. Jie yra ne visai nauji, bet jie yra geri, juos galima pažiūrėti, BRC, pažiūrėti, įeiti į tinklalapį, ten visos koordinatės yra, galima juos apžiūrėti ir juos galima, kai bus aukcionas, galima bus nusipirkti už trečdalį kainos, už 40%, už pusę kainos. Tik tai reikia dalyvauti ir turėti norą. Ir taip verslas. Verslas skirtas partneriams. Partneriams tai yra toms įmonėms arba fiziniams asmenims, kurie nori įsitraukti į veiklą Lietuvos teritorijoje. Ir veikla susiję su aukcionų ne organizavimu, o pritraukimu naujų prekių ir lentynos padidinimu. Tai yra verslas. Verslas tai susijęs su to, kad galima kažką pardavinėti. Ir taip verslas gauna tokias dvi ypatingas žinutės. Pirma žinutė, kad atsiranda naujoviška arba nauja erdvė, kur galima pardavinėti. Ir antra, kad
nuo partnerystės galima turėti daugiau negu tik tai nuo tiesioginių pardavimų. Kas tai yra tokio? O partnerystė yra tokia. Partnerystė yra ne tik tai tame, kad išstatomos prekės ir juos parduodami ir leidžiama iš to uždirbti. Bet Daždil sugalvoja, kad tiems verslininkams, kurie bus partneriais, o jų tokiais kaip partneriais kiekis tam tikroje teritorijoje yra ribotas, sakysim, Lietuvoje jų gali būti partnerių tik tai 29, Daždilas su jais dalinsis dalim savo uždirbtų pinigų. Tai yra gold pool, taip vadinamas. Arba baseinas, arba, taip galima dar pavadinti, tai dalinsis savo pajamom. 10% nuo uždirbtų pinigų Lietuvos teritorijoje bus dalinami iš 29. 29 yra paketai. Ir dalis tokia atiteks kiekvienam iš verslininkų arba verslo atstovų, nesvarbu, tai fizinis arba juridinis asmuo, už tai, kad jie yra partneriai ir plečia Daždil veiklą ir populiarumo šitoj teritorijoje yra daugiau. O kad, kaip mes žinom, reklama tai daroma, bet paskaičiuoti, kiek iš jos grįžta, pakankamai sudėtinga. Ir estai sugalvojo, kad tokia schema būtų pati sąžiningiausia, kad su partneriais reikia dalintis ne tik tai tuo, kad pardavė ir savo prekes arba savo, bet ir dalim pajamų. Kokia dar yra galimybė? Kita galimybė, ir mes ją irgi galim paskaičiuoti, nors čia rodo, kad kokios pajamos gali būti vieno iš 29 mėnesį, kai aukcionas pasieks savo projektinis lygis planuojamas po 6-9 mėnesių. Tai maždaug apie 4-5 tūkstančiai eurų per mėnesį atitiks kiekvienam iš 29 už tai, kad jie darys tai, kad bus partneriais ir skatins dalyvauti šitoje veikloje ir varus, ir prekes. Ir taip, judam toliau. Taip pat partneriai dar gauna 1,5% nuo sudarytų sutarčių su prekybininkais. Prekybininkais, kurių prekės išstatytos aukcionuose. Pavyzdžiui, jūs esat Gold partneris, o jūsų draugas nori parduoti automobilį. Yra suderinami interesai, tai yra tam tikra lentelė, kiek pagal kokias sritis procentų nuo pardavimo kainos turi gauti Daždil. Reiškia, prekė išstatoma pagal lentynos kainą, organizuojamas aukcionas, kai prekė yra parduodama, tai prekybininkas gauna suderintą dalį, o kas sudarė sutartį, jam dar papildomai, tai yra Gold partneris, gauna dar papildomai 0,5%. Taip. Tai kaip jūs matot, Gold paketo savininkai gauna jau 2 variantus įplaukų. Vienas tai iš Gold pool'o, tai kas mėnesį, o 1,5% nuo sutarčių. Sutarčių, kurias jisai sudarė su prekybininkais. Tai gali būti jo įmonė arba įmonės jo draugų. Draugų, kurių prekes jisai išstatė. Taip jisai, kaip administratorius, jisai gauna tokias teisės, slaptažodžius ir taip toliau, įstatinėt aukcioną. Bet tai dar ne viskas. Daždil taip pat su šiais partneriais dalinasi ir kitom pajamom. Kokios tai yra kitos pajamos? Kitos pajamos tai kiekvienas savininkas Gold paketo gauna 10% nuo paketų pardavimo
Ir taip pat jisai gauna visas pajamas pagal premium paketą. Kas tai yra premium paketas? Premium paketas tai yra paketas skirtas tiems žmonėms, kurie moka ir gerai dirba su pirkėjų grupėm. Ir nuo viso medžio vartotojų 1,25% nuo bidų pardavimo atitenka tai personai. Tai Gold paketo savininkas gauna dar tokį. Šitoje vietoje noriu pažymėti, kad dalis žmonių į šitą sistemą paklius arba ateis per rekomendacijas, referalinės nuorodas, kiti patys užsiregistruos. Tuos žmonės, kurie užsiregistruos patys, kompiuteris dalins tarp Gold paketų. Tai pagal registracijos datą. Kadangi jų 29, tai taip ir dalins. Pavyzdžiui, atėjo 50 žmonių užsiregistravo, tai pirmas bus pirmam, antram, trečiam 29, po to vėl pirmam, antram. Ir taip dalins tos vartotojus į mūsų Gold paketo savininkų medžius ir atitinkamai tie žmonės, kaip ateity atlikinės pirkimus arba jų draugai pagal rekomendacijas, Gold paketų nariams ateis papildomos premijos arba jų uždarbis už tai, kad jie platino informaciją. Taip, platino informaciją apie Dash Deal aukcionus. Ir taip, tokias naudas ir tokias galimybės gauna verslas. Kokias dar kartą pakartosiu. Verslininkai gauna naują aikštelę, kur gali pardavinėti savo turimas prekes ir prekes savo draugų už lentynos kainą minus komisinius, kuriuos suderina su Dash Deal atstovais. Čia yra pirmas. Antras, gali turėti papildomas pajamas iš pūlo, tai yra 1,29 nuo 10% uždirbtų pinigų Lietuvos teritorijoje. Taip pat gali turėti visas pajamas pagal premium paketą ir savo asmeninę lojalumo programą. Ir taip, tokios komponentas, kurios leidžia turėti tam tikrą pajamų šaltinį. Ir šitoje vietoje, kaip visada versle, atsiranda tokia savoka, kad vertė. Vertė šito įrankio, kuris leidžia generuoti pajamas. Kokia vertė? Vertė yra vienkartinis mokestis, kuris sudaro 750 eurų. Į kainą kol kas, noriu pabrėžti kol kas, įskaičiuotas starter paketas, kuris kainuoja su OneCoin kriptovaliuta, kuris kainuoja 140. Tai yra vienas variantas, bet šią savaitę, noriu pabrėžti, yra akcija. Ir visi, kurie šiandien atėjo čia, jūs vakare savo elektroninius paštus gausit pranešimą su pasiūlymu. Pasinaudoti Gold paketų už ypatingą kainą. Ypatinga kaina tai yra minus 25%. Pasiūlymas galios iki pirmadienio. Bus speciali nuoroda, kaip reikia padaryti pirkimą to paketo. Tas daroma elektroniniai parduotuviai, labai paprastai ir lengva. Ir taip, jūs turit unikalią galimybę, tie, kurie šiandien čia yra, gauti 25% nuolaidą unikaliam paketui. Paketui, kuris generuos pajamas ir leis jums pardavinėti jūsų prekes, ne tik tai Lietuvos teritorijoje, o ir kitur. Kodėl? Todėl, kad kai atsidarys Latvija, Lenkija ir taip toliau, tos pačios prekės bus parodytos į kitas rinkas ir jūs gaunat galimybę parduoti prekes ir kitur. Tiek šiandien norėjau pristatyti jums, gerbėmieji, informacijos apie Dash Deal ir siūlau visiems tiems, kurie nori gauti unikalų verslo įrankį, paskubėti. Todėl, kad pirmi visada užima pirmas vietas į grėtinėlį.
Tie, kurie ateina po to, dėja, grietinėlės negauna. Daždylė 29 pozicijos, iš kurių jau 6 užimtos, tai traukinys juda ir laikas priiminėti sprendimus greitai. Iki sekmadienio yra 25% nuolaida. Akciją jūs gausit vakare į savo elektroninius paštus. Ir tiek šiandien norėjau jums pristatyti. Ačiū už dėmesį ir kokie yra klausimai.